Kalba jo buvo neilga. Maistas užnuodyta tema. Žmonės nesupranta, kad čia daugiau nebe maisto produktas, o čia yra sudėti skiepai. Ir nuo to, kas valgys tokį maistą, sirgs lėtiniam ligom visi. O čia išvis bomba yra. Čia benzolinių junginių mažiau nei mažiau. Mėsa. Antibiotinė mėsa jums neš lėtinės ligas, taigi čia mikropasaulio atstovai sugrauš mėso ir bakterijos, kur jūs graužia. Smarvė ta bakterijos ir tą smarvę jūs valgot antibiotinę užterštas, kurie nerš lėtinės ligas jums. Sasyskos, jau nuo seno jos užnuodytos. Cukrus, kraujagyslių žudikas. Viskas viskas. Kečupai, žudo, aliejai, benziną gali liet, važiuos mašina. Šitie rūgština organizmą, viskas užteršta. Ledai, benzoliniai junginiai, vaikam autizmą vysto. Čia nebe ta jaunystė mūsų, mes kur valgėm, sveiki lakstėm. Nėra pieno šituose leduose. Čia vien benzoliniai junginiai, ką suvalgot patampa jumis. Kaip jūs galit būti sveiki valgydami nuodus? Neurologinės ligos, lėtinės ligos, visų organų užsiteršimas. Taip, toliau važiuojam. Čia išvis bomba, vėžys iškart, onkologija. Galva atsisako mąstyti benzoliniai junginiai. Čia iš viso linija, net nėra kaip pavadinti. Pas mumi, jeigu jau čia nėra ką vadinti, vaikam tokius, kas duos viskas. Neurologinės ligos, nemigos, depresijos. Taigi, ką suvalgot, patampa jumis, jūs galvojate, čia pieno yra šitam mikstukį. Čia vien cheminiai junginiai, 0 pieno. Jei jūs pasiskaitytumėte tą kitą etiketę, jogurtai mūsų mėgiami, jogurtą tik patys gali daryti iš močiutės pieno, iš kaimo parsivežę, va ten bus jogurtas. Žinot, kiek čia pieno produktuose cheminių junginių, kiek benzolinių junginių? Toliau važiuojam, pienukas. Pienuko išvis nėra pas mane. Pienukas tik gali būti kaime. Čia išvis net neiti šitą skyrių. Sirgs jūsų vaikai tokius maistus, sirgsim visom ligom, neurologinėm ligom, nuo vidinių organų iki visų organų. Viskas čia nebe ta vaikystė, kad mes valgom naumedą ir sveiki lakstom. Lėtinės ligos garantuotos nuo saldumynų. Viskas baigėsi tie laikai. Maiste atsirado skiepai. Maiste benzoliniai junginiai paitrėjo po 20 kartų. Ir dabar belė ką imsi, žala organizmui didelė. Taip, kad sveikiausiai tie žmonės, kas turi savo daržą, kas turi savo kiaulytę, kas turi savo karvutę, kas savo daržą turi, tie bus sveikiausi žmonės. Tai jie kontroliuoja mus per maistą, o maistą jie skaito, kad vergai neturi gerą valgyti. Ir per maistą kontroliuoja mūsų pasąmonę ir mūsų ligas ir mūsų mintis. Kramtoma guma atskiria pusrutulius smegenų, juk čia vien cheminiai junginiai. Įsivaizduojat, kokie 100 cheminių junginių skirtingų. Taigi, grinai vidiniam organam mirtis. Senovinį Donaldą paleido. Belė valgykit, kaip mes vaikystėje valgėm. Negalima tokių valgyti daryti.